Gilų Media pristato. Marijos Alseikaitės Gimbutienės Senoji Europa. Taigi, kas aš esu? Klausimas, kuris iškyla žmogui natūraliai ir paprastai jisai neturėtų iškilti anksčiau, kaip tik tai jau pasiekus tą pirmąją brandą, pirmąją brandos arba sąmoningumo pakopą, o tai yra maždaug 16-17 metų. Autoritetų problema. Bandymas pasirinkti pagal tam tikrą rangą, kunigų, filosofų, poetų, išminčių. Kiekviena maždaug tauta turėtų iškelti į Europos moterų panteoną po dvi asmenybės – karalienę Barborą ir mokslininkę vizionierę Mariją Gimbutienę. Moteris tada pasirodo kaip jos vizijos ir šaknis. Čia turi slypėti senosios Europos to gyvastingumo, gyvybingumo sankaupa. Tik prasidėjo nepriklausomybė ir Europoje atsirado kažkoks kaip tie projektai. Dar aš nelabai suvokiau, kas tie projektai, o projektas buvo koks. Kiekviena maždaug tauta turėtų iškelti į Europos moterų panteoną po dvi asmenybės. Buvo pakviesta į tą panteoną svarstančių ratą, ką mums siūlyti, ką mums iškelti dvi. Ir laimingas buvo toks sutapimas tų minčių, galvojimų, taip, karalienę Barborą ir mokslininkę vizionierę Mariją Gimbutienę. Iš gilios istorijos ir iš sudėtingos, skaudžios, ypatingos dabarties. Mūsų kultūrinė herojė. Ji priklauso prie mano herojų. Aš dirbau universitete, jauna dėstytoja, ir ten mūsų vyrai, dekanai ir visi kiti sako, einam pasitikti Marijos Gimbutienės. Su tavim bus kažkaip. Nebūsim čia mes vieni tokie dekanatas maždaug. Ir einam, ir jie ateina. Iš karto visas veidas toks švytintis, šviečiantis. Iš karto buvo pilna palankumo mums, ypač man, ten jauniausiai iš visų, pirmą kartą sutiktiems žmonėms, bet jie jau universiteto kiemu ir toks palankumo, šviesumo ir labai įdėmaus, sakyčiau, paukštiško žvilgsnio. Primerktų akių, labai skvarbus toksai žvilgsnis. Paskui ten dekanate mes gėrėm tokią arbatą, tokią paprastą kažką, menkiai kalbėjomės, aš nedaug dar buvau ką skaičiusi ir nedaug, bet kad yra Marija Gimbutienė, tai laimė žinojau šitą. Taip prasitariau, kad mane domina moters ta kultūrinė tapatybė, kaip tik kultūrinė tapatybė, kaip formulavote. Ir kad aš ką tik esu išleidusi tokią tarsi brošiūrėlę, 91 metai, tada skurdus leidinėlis, mašinėlė atspausdinta ant pilko popieriaus, išleidau kaip tokį specialų kursą savo studentams, tai vadinosi moteriškoji literatūros epistema, tas moteriškasis kultūrinio identiteto laukas. Ir jie iš karto labai to susidomėjo. Buvo prisakyta man jau tada ir dekano, kad aš jau turiu atnešti į paskaitą ateidama tą knygelę. Tai buvau jos paskaitose, mačiau ją kaip lektorę, tai kitas žvilgsnis, mačiau iš arti ir mačiau iš arti kaip, sakyčiau, kasdienę profesorę, kuris staiga čia
bendrauja su kitais dirbančiais čia žmonėmis. O jau kaip skaitančią paskaitą mačiau kitaip. Ji buvo nepasiekiama. Jos kalbėjimo tonas, jos įtaiga, jos formuluotės ir kartu jos laisvė. Lengvai pereiti iš vienos temos, tarsi ir į kitą, o po kiek laiko grįžti atgal ir pasakyti, kad tai buvo ta pati tema. Bet mes staiga buvom pakreipti ten, kur net, aš sakysime, nebuvau numačiusi, negalėjau matyti to keliuko. Tai darė labai įspūdį. Labai aiškiai, jau tapatybiškai, sakyčiau, reiškiamas, tvirtinamas domėjimasis Lietuva, domėjimasis ir žinojimas, kas ir kaip su ją yra, kad ji turėjo visą laiką ryšius, kad ji sekė tą gyvenimą ir kad jos lankymasis čia yra labai tikslingas. Kažkaip prasitarė, kad dabar ji turi pamatyti Juodkrantės raganas, nes ragana yra jos svarbi veikėja, segama visą laiką. Kažkaip tą mintį prisimenu, man buvo įdomu, kaip jį važiuos tų raganų į Juodkrantę, ten tokia skulptūrų buvo toks. Na, aš turėjau gerų tarpininkių, sakyčiau. Visą laiką su ją netoli buvo Meilė Lukšienė, buvo Ingė Lukšaitė, jos dukra. Ir kažkaip, galėjau taip lyg ir iš arčiau kažkaip pajusti, pamatyti giminę. Jaučiau labai giminę. Kadangi mano laikas paskaitų kursas, kurį skaičiau, yra 20 amžiaus pradžia ir tie visi iki 20 metų mano laukas buvo kažkaip man labai pažįstamas, tai visą tą laiką klausydama jos paskaitų, taip, dabar ryškiai prisimenu, aš galvojau apie jos senelę, močiutę, apie Agotą Janulaitienę, jos mamos Veronikos Alseikienės ir Julijos Janulaitytės Biliūnienės mamą, apie labai ryškią valstietę, jau iš kito kampo, Šiaulių gubernijos, ne iš Dzūkijos, didelę gyvenimo suverenę, likusi našlė, ji ne tik neprarado ūkio, valdė jį, tvarkė, dar daugiau jį pasiryžo, palikusi vyriausiam sūnui, jau numačiusi ūkį, vaikus išmokyti, išleisti mokslus ir dukras taip pat. Tai iš kur visa tai? Iš labai aiškios jau jaustos savasties, iš to pirminio brandolio, lietuvių tautos, to kėlimusi, sąmoningumo jutimo. Labai yra matyti, neprasideda mūsų kultūrinė arba kitokia kokia pilietinė ar kokia tapatybė, neprasideda tik nuo universitetų, ji prasideda nuo žemės civilizacijos, kaip aš sakau. Ir man atrodo, kad Gimbutienė tą gerai jautė, tvirtino ir atrodo, kad ji tos genus buvo perėmusi iš savo močiutės, iš Agotos Janulaitienės, iš labai stiprios moters ir be galo simpatiškos. Aš net specialiai buvau pradėjusi ją domėtis. Kultūrinio identiteto problema iš tiesų yra. Ir nuo kada ji pasirodo? Ji pasirodo, kai atsiranda identiteto suvokimo klausimas, reikmė arba identiteto atsisakymų, paneigimų. Ir viena ir kita reikalauja argumentacijos. Aš ilgą laiką dirbdama ir pedagoginį darbą ir sekdama jaunų žmonių reakcijas, labai vengiu sakyti tokias privalomumo, būtinumo
mintis arba formuluoti tokias situacijas. Atrodo, kad yra labiau paveikus galvojimas, kad identiteto arba tokio apsisprendimo, savivokos arba tapatybės arba savasties klausimas žmogui turėtų iškilti savaime. Kadangi tai priklauso prie kiekvieno asmens turinio. Klausimai, kurie pasirodo kaip lemiantys identiteto, galvojimą apie identitetą, yra labai paprasti ir kartu tokie sudėtingi, kad jie tik kartojasi ir niekam iki šiol, nei filosofams, nei teologams, nei menininkams nėra pasisekę atsakyti. O tas klausimas yra toks: kas aš esu? Randame to klausimo užuomazgas jau tuose šaltiniuose, kuriuos pasiekėme, randame juos antikos tekstuose, randame krikščionybės tekstuose, randame menininkų, net drobėse išrašytus, menininkų paveiksluose ir tekstuose, kas aš esu. Na ir kad tai pamatytume, kad mes esame kaip tauta, savo kalbos žmonės įsijungia šitą klausimo eilę, tai užtenka paminėti vieną kitą autorių, kad sakysime Donaldą Kajoką, kurio romanas Kazašas, kuris skamba taip neįprastai, kas tai būtų, kas tas Kazašas, koks čia žodis iš tiesų jo gilumoj to žodžio slypi tas pats paprastas klausimas, kas aš esu. Čia tik ištarimo arba artikuliacijos arba pasislėpimo šiek tiek tokia problema. Taigi, kas aš esu? Klausimas, kuris iškyla žmogui natūraliai ir paprastai jisai neturėtų iškilti anksčiau, kaip tik tai jau pasiekus tą pirmąją brandą, pirmąją brandos arba sąmoningumo pakopą, o tai yra maždaug 16-17 metų. Tai yra gimnazistiškas laikas, jis prasitęsia iki studijų ir studijų laikas, studijų metai turėtų maždaug suformuluoti tą branduolį, kas aš esu. Kokie yra žmonių pasirinkimai? Pasirinkimai yra ieškojimas atsakymo literatūroje, filosofijoje, poezijoje. Maždaug pagal Vytautą Mačernį. Aš klausiau kunigų ir filosofų, atsakė jie, išdėstė viską išsamei, bet man širdis ir šiandien lygiai sopa. Kodėl žmogus? Kodėl? Ir visa tai, pratęsiant. Kodėl? Autoritetų problema. Bandymas pasirinkti pagal tam tikrą rangą kunigų, filosofų, poetų, išminčių. Marija Gimbutienė yra tos pačios kartos žmogus, kaip mūsų žemininkai, kaip Vytautas Mačernis, kurį paminėjau, tai yra karta, kuri gimė jau nepriklausomos Lietuvos laiku, turėjo gana laisvą mąstymo akiratį ir jau jų akys tapatumo, savasties galėjo būti labiau atkreiptos į savuosius, į lietuviškai mąstančius, lietuviškai kalbančius, lietuviškai klausiančius ir lietuviškai atsakančius. Kas buvo Marijai Gimbutienei tie pirmieji, kurie jai gimusiai Vilniuje, tai mes ne tiek daug turime tokį aukštą rangą pasiekusių savo tautos asmenų gimusių Vilniuje ir savo ankstyvąjį, savo brandos laiką išgyvenusių Vilniuje. Aš net sakyčiau dabar taip rizikingai ir gal pirmas sykį taip sakyčiau, kad Vilnius buvo pirmasis Marijos Gimbutienės autoritetas
Ji Vilniaus klausė, kas aš esu. Vilniaus universiteto, kurio koridoriais galėjo pereiti iš vienos gatvės į kitą. Senų Vilniečių ir to ypatingo Vilniaus lietuviškumo. Na, jos gyvenimas būtų turbūt gilėjęs šitą linkme, istorijos, Lietuvos likimo linkme, bet ji turėjo išsikelti su mama į Kauną ir galiausiai, baigiantis Antrajam pasauliniam karui, palikti Lietuvą. Čia jos pačios tapatybės formavimosi toks kelias, šiek tiek jį reikia paliesti, kadangi tai, kaip formuojasi autoritetų, tam tikrų kultūros herojų savastis, iš esmės priklauso, kas juose pačiuose pasirodys kaip atrama kitiems, ieškantiems savasties arba tapatybės. Tai manytina, kad po Vilniaus Kaunas jai nepaliko tokio įspūdžio, jos jaunas gyvenimas buvo labai padengtas Vilniaus. Na, tai yra labai suprantama, sunku įsivaizduoti, sunku pajausti Lietuvą be Vilniaus. Tai yra visiškai kitas tada Lietuvos matmuo, visiškai kitas. Dėl to, kad Vilnius yra Europos labai ryškus matmuo, lygis, horizontas. Ir Marija Gimbutienė, Alseikaitė tada jį spėjo šitai pajusti. Ir galvočiau, kad ji suvokė, kad gimimas Vilniuje, kai paskui pabrėžė ir kartojo, todėl, kad esu gimusi Vilniuje. Ir tik po to pridūrė jau kitus argumentus, kurių dar ir toliau pasakysiu vieną kitą, todėl, kad esu gimusi Vilniuje. Ir tada tai savasčiai arba tapatybė yra tas visko netekimas. To, kas jau buvo susiformavęs, savasties, tas laukas. Iš vienam, tam sakytume, viena kraštinė Vilnius, europinis miestas, Vilniaus universitetas, o kitam krašte jos be galo gili patirtis, kuri jai dar visai jaunai atsivėrė Dzūkijoje. Ji rinko tautosaką, ji domėjosi tais senaisiais dalykais kartu su universiteto programomis, mokomosiomis programomis. Ir šita jos toks nedidelė, tarsi kristalas įjungtas į didelį oficialų tekstą, į kalbą Vytauto Didžiojo universitete, jai suteikiant garbės doktoratą. Suskliausta yra tai, ką ji norėjo tik tai pasakyti, kas visiškai nėra susijęs su ta garbės to honoro laipsnio priėmimo visą aplinką. O tas suskliaustas inkliuzas, jeigu taip sakytume, kaip gintarė, koks inkliuzas, yra toks, kokių 5-6 sakinių. Dzūkijoje jauna, anksti rytą išeina atvirą erdvę ir ką pamato seną moterį, pjaunančią kalnelyje avižas ir dainuojančią be galo savaimingai, natūraliai, lyg ji pati ir būtų ta daina. Ką ji matė? Ji matė iš tiesų lietuviškai kultūrinės tapatybės pavidalą, labai ankstyvą, sunkus darbas, rankų darbas, sakytume, žemdirbystė, kuri neprarado savo pradžios, avižos, kalnelis, pjautuvas. Ir kartu ji yra to jau kultūros visam tam pirminiam lauke. Ji dirba ir dainuoja, galbūt ir dainuoja tam kokią avižos dainą. Ir ištarė pabaigą to inkliuzo, to užteko, kad aš suprasčiau prasmės klausimą, kad aš suvokčiau, ką turiu daryti ir kas apskritai yra žmogaus prasmė.
šitas, kad du susiskliaudžia kaip skliautai pirminis, pradžia, iškilimas į kultūros aukštumą. Jis sakė, jį visko netenka. Ir tada jį pasirenka ką? Jį pasirenka pirmas žingsnis jau, vos įsikūrus skurdžiame karo pabėgėlių prieglaudoje. Ko imasi Marija? Imasi toliau rašyti savo pradėtą darbą apie senovinius simbolius baltų kultūroje ir mene. Ji jau yra pagavusi šitą minties siūlą, suvokimo siūlą, čia, kur ta sena moteris pjauna avižą su pjautuvu, šviesa tos vasaros pabaigos saulės ir dainuoja seną dainą, čia slypi to identiteto savasties šaknys. Ji parašo tą darbą ir jį išleidžia anglų kalba apie simbolius baltų kultūroje. Vadinasi, tada, kai jau ji renkasi archeologiją kaip savo pašaukimą, apsisprendimą arba mokslinio tyriamojo, ieškomojo darbo tą visą sritį, kaip aukštesnė savo identiteto pakopa, jau mokslinio to pažiūrėjimo, ji turi viso to pirmavaizdį. Ji turi. Moteris atsiranda jos vizijose pirma, tik paskui ji atkasa tos archeologinius artefaktus, tas figūrėles. Ji iš esmės žino, ką ji galėtų atkasti, su kuo turėtų susitikti, nes ta Šiaurės Europa ar Vidurio Europa, vidurio pagal jos sprendimą labiau, ji jau rodė jai tą pradžią moterį. Ir užtat tas pirminis patyrimas yra kaip tik tai jos jau ir mokslinio identiteto savasties toks pagrindimas. Bet žinoma, atkastis tą senąją Europą, aš čia peršoku laiko tarpus, viską taip redukuoju daug ką, bet noriu neprarasti to siūlo pagrindinio. Tai moteris tada pasirodo kaip jos vizijos ir šaknis. Čia turi slypėti senosios Europos to gyvastingumo, gyvybingumo, gyvybės energijos, gimdymo, atgimdymo, galiausiai mirties, visos tas sankaupa. Senasis pasaulis, ta senoji Europa nuo 6500 iki 3500, tie tūkstančiai metų yra senosios Europos laikas. Ir tada jį pagal tą moterų figūrėles, kurias jie grupuoja, aprašo, aiškina, identifikuoja, bando nustatyti jų reikšmes, iš tiesų jas nustatinėja ne tiek iš kažkokios realybės, kurią jį galėtų tiksliai, faktiškai viską aiškinti, iš tiesų jie dalyvauja nuolat jos vaizdiniai, įsivaizdavimai, nepaprastai stipri vaizduotė, kuri jai tarsi piešia tos paveikslus, kurie galėjo toje neįmanomoje senovėje priešistorėje būti. Mes, kai kalbame apie Gimbutienę, visą laiką turime jausti, o čia istoriniai dėmenys, čia Vilnius, sakysime, čia karo metai, čia netekimas visko, tėvynės, tas svetimas pasaulis. Ir tai, į ką jį pasineria, jau yra labai tiršta, labai sunki istorija arba dabartis. Tai istorijoje, ta, kuri jau pasirodo
yra, kas istorija, kaip man atrodo, ir ką aš iš Marijos Gimbutienės išskaičiau, prasideda tada, kai dabartis atsiskiria nuo praeities, kai žmogus, sakytume, suvokia, kad yra dabar, kai aš esu, ir yra tai, kas yra buvę, ir tai yra praeitis. Ir galima kažkaip bandyti ją suvokti, galvoti, lyginti, ieškoti. O prieš istoriją arba pro istoriją nėra nei praeities, nei dabarties skiriamosios linijos. Visa yra viena ir laikas sukasi kaip ratas, kaip ciklai. Istorija prasideda jau nuo linijinio laiko. Žinoma, Marijos Gimbutienės yra begalinė, sakyčiau, tokia drąsa ir begalinis pasitikėjimas savo vizijomis, savo matymu, savo galvojimu, savo mąstymu, bandyti rekonstruoti tą priešistorę kaip deivės kultūrą, kaip moters dominuojama kultūra. Ir tai yra jos pati pagrindinė ir svarbiausia mintis. Dabar iš ko kyla šita jos mąstymo drąsa? Man atrodo, kad Marijos Gimbutienės identiteto savasties ašis yra begalinė mąstymo drąsa, mąstymo laisvė, mąstymo drąsa, kuri kyla iš jos pasitikėjimo savimi. Todėl jau kalbant apie autoritetinį veikimą, kuris visat svarbus mums kažkaip prie kažko save tarsi jungiant, galvojant, yra šitas jos pasitikėjimo žymė, pasitikėjimo įbrėžis jos sieloje, prote, mąstyme. O tai ji gavo iš tiesų vėlgi iš žmonių, kurie jai buvo autoritetai ankstyvajame amžiuje. Ji visą laiką kartojo, koks svarbus jai buvo Vydūnas, su kuriuo jie artimai susitiko apie 29 metus, kai Vydūnas buvo Vilniuje ir net gyveno jų namuose. Ji įsidėmėjo atramines tezes Vydūno mąstymo, atramines, kurios jai, kaip visai dar jaunai, buvo iš karto svarbios. Pirmoji ta tezė, kurią ji rėmėsi net rašydama savo baigiamąjį darbą, abitūros darbą, tai yra žmogus savo. Žmogus turi pasiekti tą savasties lygmenį, kai jis pradeda jausti save kaip žmogų savo arba žmogų savyje, kaip tą, kuris suvokia save, gali pasakyti apie save kaip aš ir gali to aš turinį išdėstyti ir kuris yra pasiryžęs šito savasties buvimo savimi keliu, eiti kitus žmones ir pasiekti juos ir veikti jų labui. Na ir kita mintis vėl ateinant iš Vydūno, bet parafrazuota jau Marijos Gimbutienės. Nesu avelė tarp avelių. Nesu ta, kuri turi bėgti paskui kažką. Aš turiu savo savastį, turiu savo patirtį, aš galiu žmonėms kalbėti ir galiu savo moksliniuose darbuose remtis tuo, kuo aš pasitikiu. Manyčiau, kad čia yra tokie kaip ir argumentai, kurie iškelia Mariją Gimbutienę kaip itin ryškią mūsų asmenybę, labai mąslią, labai stiprią, labai savarankišką. Ir žinoma, ji pati jautėsi, kad yra, kaip pasakyti, žmogus moteris, kad jos gimtis, jos pagal Vydūną tai yra gimtis, arba jos lytis,
priklauso prie jos savasties apibrėžimų. Taip, yra vyriškoji ta pasaulio pusė, bet yra ir moteriškoji pusė, kuri savo įprasminimą arba identiteto šaknis atranda deivės civilizacijoje. Istorija rodo mums labai vyrišką pasaulį, iš tiesų, kariaujantį, agresyvų, raitą, ginkluotą arba mašinuotą. Ir mums atrodo, kad tas susidaro toks galvojimas, kad taip visada buvo, kad taip visada bus, kad veiks karas kaip galios instrumentas, veiks mašinos jau po arklių, kaip taip pat teikiančios galiai tam tikrą pagalbą. Bet ne, sako Gimbutienė, yra labai nutolusi civilizacija, labai tolima, toli iki istorijos, kurie aprašoma ir tyriama, dar proistorija, dar ūkanose skendintis pasaulis, ir tai yra deivės civilizacija. Tai yra taikinga civilizacija, tai yra moterų civilizacija kuriama, bet ji atsisako, sakysime, to įprasto ir tokio niekaip neišaiškinamo, manau, kad ir sukonstruoto pagal patriarchatą, matriarchato. Ji nekalba apie matriarchatą. Nebuvo tokios valdžios, kurio moteris valdytų ir, sakysime, parodytų savo galią nuo kitos lyties arba gimties atžvilgių. Bet buvo matricentrinis pasaulis, matrilininis pasaulis, deivės pasaulis, ir tos deivės buvo to pasaulio valdovės. Ir ta galia, ką Gimbutienė labai išnaudoja, pabrėždama, visą laiką argumentuodama, ji kyla iš tos galios, gimdymo arba gyvybės galios. Todėl gal ir pagrindinė Gimbutienės mintis, visą laiką pakartojama, yra gyvybės galia, gyvybės jėga, gyvybės energija. Taip tęsiasi tarsi laiptais kopdama. Ta gyvybės energija jau yra aukščiausias. Ir suprantama, kad ji, kaip formuojanti ir veikianti, pasirodo natūraliai iš to paties gimdymo stebuklo, iš gyvybės pratęsimo. Ir aišku, kad ta, kuri gimdo ir pratęsia gyvybę, išlaiko ir artimą ryšį su mirtim. Ir tai yra kita pusė jau mirties deivė. Tai šitaip, ar tai yra argumentacija, jei galvojame apie mokslą? Klausimas, kaip mokslą suprasime. Gimbutienei, o gal ir man, gal ir jos paveiktai, gal ir savarankiškai kažkaip ta mintis manyje formavosi. Taip, mokslui priklauso ne tik faktai, skaičiai, ne tik aritmetika, jei galvosime, ir toliau. Mokslui priklauso ir žmogaus vaizduotės galios, galėjimas, faktus, kurie tavo rankose, tie artefaktai, archeologiniai, tarsi peržvelgti, perskrosti savo vaizduotės galia, pamatyti ryšį tarp tos moters ankstyvą rytą, pjaunančios avižas Dzūkijos kalnelyje, dainuojančios, ir tarp tų priešistorės, proistorės, moterų deivių kūrusių tą civilizaciją. Dėl to, kad ir čia yra civilizacija, palaikoma, jos gyvybė yra palaikoma gyvybė kaip motinos, gimdančios atliekama funkcija, ir palaikoma, sakytume, tos materialiosios civilizacijos pamatai, pjauna, maitina, kepa, verda, ir palaikoma kultūra. Ji dainuoja dainas labai senas arba gieda galbūt giesmę. Iš tiesų tai yra labai sakralus vaizdinys. Ir visa deivės civilizacija yra persmelkta šventumo, sakralumo jausmo. Visa simbolika ir visas tas pirminis simbolių raštas, su kuriuo mes susitinkame ir savo
kokiuose senuose lovatėse, drožiniuose, kryžių raštuose. Tai yra simbolių raštas, tas pats, kuris kalba apie gyvybę, gyvenimą, žemę, saulę, visko buvimą, prasitęsimą, pakartojimą. Ir tai įsiklausius, įsiskaičius ir pamačius tą begalinį vientisumą daro gilų įspūdį, jeigu pasiseka prie to prieiti. Paskutinė būtų mintis. Netikėčiausias argumentas, kuriuo Marija Gimbutienė savo hipotezes, savo vizijas apie senąją Europą gynė nuo mokslo, kaip faktų, kaip įrodomumo, parodomumo, įtikinamumo pasaulio. Ir mūsų žymus folkloristas tikrai daug kuo mums svarbus, tikrai mokslinio pamato žmogus. Jis ištarė, kad Gimbutienės čia tai, panašu į poeziją, į pasaką blogiausiu atveju. Gimbutienei tai buvo argumentas į rankas. Jeigu tai galima pavadinti poezija, tai ir yra teisybė. Tai ir yra teisybė. Jis suvokė, kad pasaulio matmuo, civilizacijos, kultūros, gyvenimo matmuo nepasibaigia faktais. Jis pereina į poeziją. Jeigu poeziją laikysime visą senąją mitologiją, pagaliau ir tai, kas iškyla žmogaus dvasioje, kaip klausimas, kas aš esu. Be poetinio to matmens jis negali iškilti.